and they've recently enhanced their team, adding another professional. Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida 2K+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra spalio 18 diena 2023 metų, dėkuoju visiems skaitytojams, žiūrovams ir atkreipiu dėmesį, kad šiuo metu mums reikėtų šiek tiek paaktyvinti paramą mums, ką jūs ir taip nuolatos darote, nes pasirodo vėl čia prisikaupė kažkokių netidėliotinų mokėjimų. Taigi, pradedam tradiciškai. Kitaip tariant, kelintą kartą iš eilės rodom, kaip Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai, valstybinio transliuotojo vadoviai, Ukraina ir toliau išlieka kažkelintoje vietoje. Jungtinių valstijų diplomatijos vadovo dėrybos su Izraeliu dėl humanitarnės padėties kol kas be rezultatų. Po visą naktį trukusios paieškos Briuselio policija nukovė įtariamą teroristą. Grasinamus laiškus gavusias įstaigas policija ragina neskubėti evakuoti žmonių, o įvertinti situaciją. Rajono gyventojai skundžiasi duobėtais keliais. Anonse Ukrainos vėl nebuvo, kažką ten kažkelintoj minutė kaip visada parodė. Mes vėliau pasižiūrėsim, ką parodė. O šiandien pakalbėsim štai anonsas apie duobėtus kelius, kaip jūs girdėjot. Na ir labai keista situacija su kortelėm, kurios dedasi į tachografą. Yra toks aparatas pas vairuotojus, sunkvežimių, tolimųjų reisų vairuotojus, autobusų turbūt vairuotojus, na visi tie, kurie, kaip sakyt, profesionaliai vairuoja, tolimi reisai. Ir labai įdomi situacija. Lietuvoje valstybinė kalba, o, kaip matote iš anonso, dėl suomių kalties Lietuvos vairuotojams tenka latviškos kortelės su latvių kalba. Labai įdomu. Taigi, svarbiausia kokie įvykiai, be abejo, begalė. Užmeskit nuo laiko akį į Ekspertai.eu bei visur kitur, į užsienio portalus, ten daug informacijos, Lietuvoje jos menkiau, bet irgi kai ką galima rasti. Taigi vakar vakare valstybinis transliuotojas pranešė tokią ekstra naujieną, teigdamas, kad Izraelis Gazos mieste pataikė į ligoninę ir žuvo mažiausiai 500 žmonių, o taip vienu ypu. Per Izraelio ataką Gazos mieste pataikius į ligoninę pranešama apie mažiausiai 500 aukų. Apie tai praneša Hamas. Izraelio pajėgos teigia neturinčios informacijos. Jungtinių tautų pagalbos ir darbų agentūra palestiniečių pabėgėliams artimuosiuose rytuose anksčiau pranešė, kad per Izraelio antskrydžius organizacijos prižiūrimoje mokykloje, tapusioje prieglauda, žuvo mažiausiai 6 žmonės. 10 žmonių, įskaitant agentūros darbuotojus, sužeisti, o mokykla stipriai apgriauta, teigiama pranešime ir pridurima, kad manoma, jog aukų skaičius dar augs. Tikras siaubas, tačiau šiandien Izraelio armijos atstovas informavo, kad ligoninę Gazoje susprogdino ne Izraelis, teroristai. Taip teigia Izraelio kariuomenės atstovas. Esą kažkokia džihadistė, teroristė šovė raketą į Izraelį ir štai taip atsitiko. Pasiklausykim to atstovo. I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al-Hali Al-Ma'adi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza.
Tai kuo tikėti nežinau, ar valstybinių transliuotojų, ar Izraelio kariuomenės atstovų. Gerai. Gerovės valstybės kūrėjas Nausėda informavo, kad Hamas atakos Izraelį yra naudingos Kremliui. Apie tai jis pasakė, būdamas tolimoje Australijoje. Na ir iš esmės mūsų valstybės lyderis pritarė tiek Lietuvoje populiaraus Švieco nuomoniai analitiko, tiek, štai matote, kadre pilkajam kardinolui Survilai, tiek ir pačiam mūsų valstybės vadovui Landsbergiui. Visą tai Izraelija organizavo be abejo Kremlius, Rusija, kažkaip ten slaptai tą darė, bet visa tai yra naudinga Kremliui ir Nausėda be abejo, kaip irgi būdamas gilus analizių analitikas, jis irgi aiškiai pamatė Kremliaus ranką. Kaip sakė Šviecas, Putino anspaudai tenai Izraelija, ant kiekvieno kampo. Įdomu pažymėti, kad Rusija hybridiškai atakavo ir patį Gitaną Nausėdą. Visur internete platinami tokie paveiksliukai su labai negražiu užrašu. Va taip rašoma. Va čia matot, sėdė Europos komisijos pirmininkė ir Nausėda. Ir rusiškai taip parašyta. Gitanas opet na priėmė u ginekologą. Gitanas ir vėl priėmime pas ginekologą. Va taip pabandė pasityčioti iš mūsų gerovės valstybės kūrėjo. Bet nepavyko. Kodėl nepavyko, nežinau, gal ir pavyko, bet ko norėt, kai kiekvieną dieną grasina susprogdinti mokyklas ir toks išpuolis prieš mūsų gerovės valstybės kūrėją neturėtų stebinti. Iš karto po socialinės reklamos pakalbėsime apie grėsmių atrėmimą, kurios eina iš Rusijos. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. Jei tikite tuo, ko tikime mes, pradėkime. Taigi, vakar Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, štai šitoje nuotraukoje, visur kalbėjo ant kiekvieno kampo, kur galėjo, kad kalta Rusija dėl tų grasinimų, jog bus susprogdintos Lietuvos mokyklos, darželiai, galų gale įmonės ir grasinimų, kaip žinot, susilaukė ir privatus asmenys. Visur žmogus kalbėjo. Man gana keistai atrodo, nes situacija pakankamai rimta ir kalbėti iš karto, sakyti, kad kalta Rusija, atrodo nerimta. Bet tiem žmonėm, kurie taip kalba, jiem atrodo, jeigu jau tai pasakys, tai viršininkas paglostys jo galvą. Bet aš dar kartą galiu pakartoti, reikia išsiaiškinti, kas tai daro. Rusai daro, Lenkai, čia Lietuvoje galbūt kažkas daro, gal amerikiečiai, o gal Hamas daro. Bet tą reikia išsiaiškinti, reikia pričiupti, įrodyti ir tada bausti. O čia iš karto pasakoma, kad Rusija, tai gal čia specialiai tas krizių centro, tas vadovas Vitkauskas taip teigia, kad dėmesį nukreipti. Žodžiu, labai nerimtai atrodo. Vakar aš apie tai kalbėjau, šitie mūsų krizių valdytojai. Ir apie tai vakar kalbėjo visi, nes tai tema numeris 1 valstybėje. Numeris 1 tai yra pati svarbiausia tema tos grėsmių atakos, grasinimų atakos. Ir yra toks Nausėdos patarėjas Budrys. Toks visada labai tvarkinga šukuosena, atėjęs dirbti prezidentūrą kaip ne vienas ten iš valstybės saugumo departamento. Taigi Nausėdos Budrio manimų didelė gausa variantų kovojant su grėsmėmis yra netinkama. Pasak Nausėdos Budrio tiktų 3 variantai. O jis sako, dabar yra 60, nes kiekviena savivaldybė savaip kovoja su šitais grasinimais. Tai Budrys teigia, kad nereikėtų tiek daug, pakaktų mažiau. Rusija grasinamus laiškus gavusias ugdymo ir kitas įstaigas ragina neskubėti evakuoti žmonių, o įvertinti situaciją. Visų pirma, rekomenduojama
konsultuotis su atsakingais pareigūnais specialia telefono linija. O 112 skambinti tik jei randamas pavojingas ar įtartinas daiktas arba yra kitų realios grėsmės požymių. Siekiant sumažinti bendro pagalbos centro krūvį, pradėjo veikti speciali telefono linija skirta konsultuoti ir informuoti žmonės, kaip elgtis ir reaguoti gavus grasinantį laišką. Tokiu atveju gyventojai raginami skambinti 87 00 600 00. Tave nukreipia būtent į šitą kanalą policijos ir taip mes atlaisviname savo bendrojo pagalbos centro krūvį. Tačiau prezidentūra kritikuoja susidariusią padėtį. Prezidento patarėjas Kęstutis Budrys sako, kad pakaktų turėti 3 konkrečius protokolus, kaip elgtis tokiais atvejais kaip šis. Kaip parodė irgi praktika ir vakar dienos ir šiandienos, kaip palikta pačioms savivaldybėms spręsti, kaip jos norėtų reaguoti, tai galutiniam rezultate turim 60 skirtingų kovos su terorizmu ir terorizmo prevencijos ir reagavimo praktikų. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas patvirtino, kad atakos siejamos su Rusija. Tai žinoma, kad braižas, kurį mes matom pagal šitus naujausius pranešimus, kad tai yra greičiausia su Rusija sietina ataka. Tikrai institucijos reaguoja taip, kaip yra reikalinga reaguoti. Čia turbūt apie tą Vitkauską Šimonytė kalbėjo, kad reaguoja taip, kaip reikalinga reaguoti. Svarbiausia iš karto pasistengti pirmam pasakyti ir po to kartoti kuo dažniau, kad kalta Rusija. Tada visi pagalvos, kad kalta Rusija ir kad kaltininkas yra nustatytas. Parodžiau prieš tai hibridinę ataką prieš gerovės valstybės kūrėją, kur pasityčiojo ten kažkas Nausėdos ir Europos komisijos pirmininkės nuotrauka ir esą Nausėda atėjo pas ginekologą. Negražiai taip. Bet, socialiniuose visuomeniniuose tinkluose plinta ir vaizdai, kur Nausėda kaip nugalėtojas atrodo. Štai čia, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, sėdi Gabrielius Landsbergis su Nausėda ir Gabrielius sako, įdomu, kiek metų žmogus gali gyventi be smegenų? O Nausėda jo klausia, o kiek tau metų? toks juokas. Tai žodžiu, 1-1 išlyginam rezultatą. Ir dabar pakalbėkim apie labai svarbius be abejo dalykus, tai apie karinę gynybos pramonę ir paramą Ukrainai. Yra tokia krašto apsaugos viceministrė, Anušauskinių KGB sąrašų skelbėjo krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko, iš esmės dešinioji ar kairioji ranka, nežinau kiek pasijai ten tų viceministrų. Taigi yra tokia Greta Monika Tučkutė, jinai lankėsi Pietų Korėjoje ir yra publikacija, kaip matot. Tučkutė paramai Ukrainai skyrė daugiausia dėmesio, kaip ir gynybos pramonėje. Žodžiu, Tučkutė nuvažiavo į Korėją, nuskrydo į Pietų Korėją, ir ten kalbėjo, ir aišku, dėrėjosi, kad būtų galima kuo daugiau prisipirkti tos karinės įrangos. Ir aišku, turbūt viską gerai sudėrėjo, mokėsim pinigus ir gausim tą karinę įrangą. Į ką noriu atkreipdėmėsi, kas yra ta Tučkutė, krašto apsaugos ministerijos viceministrė. O Tučkutė yra garsaus valstybės vadovo Vytauto Landsbergio disidento Andriaus Tučkaus dukra. Kas tai yra Andrius Tučkus? Sakoma, tai yra Vytauto Landsbergio, mūsų valstybės vadovo, praktiškai neapsauginis, ne ta prasme, kad jisai saugo, kaip apsauga, bet žmogus, kuris visą laiką šalia. Va taip ginklanešys, va taip būtų galima vaizdžiai pasakyti, nežinau, ar jis tą ginklą kokį nešiojo ar ne, bet iš principo. Tai yra Andrius Tučkus. Labai mažai kam žinoma Lietuvoje asmenybė, bet tai yra disidentas, disidentinio judėjimo dalyvis ir dalyvavęs pačiuose karščiausiuose įvykiuose. Neišimtis ir pedofilijos žudimų istorija, garliava, tenai Andrius Tučkus, būdamas Vytauto Landsbergio padėjėjų, Vytauto Landsbergio, kada jisai dirbo Europos parlamente, tai garliavoje Andrius Tučkus rėžė disidentinę kalbą. Verta prisiminti. Sveiki. Aš kalbėsiu turbūt kaip disidentinio judėjimo dalyvis ir
kai mes atvažiavome, kaip disidentinio judėjimo dalyvis, atsimenamės, kai atvažiavom prieš keletą savaičių, prieš Velykas iš tikrųjų, su Robertu Grybu čia aplankyti jūsų, pamatyti savo akimis, kas čia darosi. Ir iš karto suvokiam, kad čia yra dvasia tokia, kaip buvo sausio 13 prie parlamento, kadangi jūs stojot ginti tiesos. Ir ta visokie epitetai buvo klijuojami, kad čia kažkokia gauja, garliaviniai, dar kažkas. Nelimpa dėl to, kad čia yra kovojama dėl tiesos, dėl mūsų Lietuvos. Ir žinot, šiandien yra gegužės 14. Kalantos aukos diena dėl mūsų visų. Ir man kažkodėl kirba tokia mintis, kad kodėl taip mes gyvenam, kodėl tiek neteisybės daug. Dabar jau Lietuvos Respublikos laikais. Ir kažkodėl prisiminiau, kad Mačiulis, tas, kuris Kalantą padarė bepročiu, jis tebedirba dabar Lietuvos Respublikoje, ligoninės direktorium, gauna didžiulę algą ir taiko tos pačius metodus, sovietinės psichiatrijos metodus dabarties Lietuvoje. Ir pagalvoju, kad ir kitose srityse tie patys metodai yra išlikę. Laiku nepadaryta iliustracija dabar tokius vaisius mums duoda. Ir štai jūs, kurie nesitaikstot su neteisybė, nelikot abejingi mažos mergaitės skausmui, šeimos skausmui, esat druska, esmė ateities Lietuvos. Tai dėl to aš noriu jūs pasveikinti, raginti visus kitus žmonės būti neabejingais dėl mūsų tėvynės likimo. Tiek daug aukų sudėta dėl mūsų tėvynės. Ir negalime likti abejingi tokie, kaip rodoma, kad skatinama per televiziją, per laikraščius. Štai būkite abejingi. Yra turtas, pinigai, pramogos, tik tas svarbu. O dvasingumas, atjauta, tas niekam nereikalinga. O jūs pasipriešinot tam. Ačiū jums visiems. Ir draugaukim toliau, vardan Lietuvos. Ačiū. Kaip gražiai kalbėjo Vytauto Landsbergio padėjėjas Andrius Tučkus Garliavoje. Šviesiai kalbėjo apie tos žmonės, kurie tenai stovėjo, bandė apsaugoti vaiką, kurį pradangino valstybė. Neaišku, kur iki šiol mes nežinoma jau praėjo, jau virš 11 metų. Ir kol kas dar nėra žinoma. Kol kas dar niekas neatsakė į disidentės Nijolės Sadūnaitės klausimą. Ar mergaitė gyva? Ar jinai jau mirusi? Parodykit kapo vietą, jeigu jos nėra gyvųjų tarpe. Ne, dėja, kol kas atsakymo nėra. Nei to kapo niekas dar kol kas irgi neparodė. Toj pasikalbėsim apie dar vieną įdomų dalyką. Apie, nežinau aš to žodžio tiesą sakant, bet toks yra, čia mano apsileidimas. Tachografas. Pasirodo, tachografas yra, kaip aš suprantu, toks aparatas, į kurį įsistato kortelę. Vairuotojai tie tolimųjų reisų, jie įstato kortelę ir ten viskas fiksuojama. Kiek nuvažiavo, kiek pailsėjo. Žodžiu, viską fiksuoja, kad viskas būtų pagal taisyklės. Ir vakar man paskambino vienas mūsų žiūrovas, kuris būtent tokį darbą dirba. Sako, kaip čia taip yra, tas korteles mūsų Lietuvoje, kur valstybinė kalba yra lietuvių, išduoda latvių kalba. Latviškai viskas, sako. Negali būti, sako. Kažką turbūt netaip supratot. Žodžiu, paskambinau šiandien į tą Lietuvos transporto saugos, kaip jis ten vadinasi, administraciją. Ir pabandžiau išsiaiškinti, kaip taip gali būti Lietuvoje latviškai. Siūlau pasiklausyti aktualaus skambučio. Aktualus skambutis. Sveiki. Jūs paskambinote į Lietuvos transporto saugos administraciją. Prašome palaukti. Netrukus sujungsime su konsultantu.
Atsiprašome, šiuo metu visi konsultantai užimti. Prašome palaukti. Simona klauso, laba diena. Labą dieną. Kuo galėčiau padėti? Klausimą turiu. Yra tie tachografai, aparatai šitie, juos dedasi kortelę, taip? Taip, vairuotojo tachografo kortelė. Ir sakykit, jūs dabar iš tikrųjų latvių kalba išduodate tas korteles, latviškas? Jos yra lietuviškos, tik tai ant latviško plastikinio blanko spausdinamos, nes gamyba eina, mūsų užsakymą eina per Latvijos transporto direkciją. Šiuo metu, kol gamintojas mūsų sprendžiasi problemas gamyboje kilusias. O Latvijai kažkur kitur spausdina? Taip, jų gamintojas randasi Prancūzijoje, tai iš Prancūzijos tos kortelės keliauja. Bet ant plastikinio blanko latviško, tai čia ne klaida, čia visi dabar mūsų klientai šitokias kortelės gauna. Aha, bet ta pati kortelė, ant jos kažkas užrašyta latviškai yra ar kaip? Na taip, viskas latviškai, nes kaip Latvijos piliečiai vairuotojai gauna savo korteles tokias tachografo, tai lygiai tokias pačias gauna dabar ir Lietuvos piliečiai, kurie, ta prasme, ne tik Lietuvos piliečiai, bet kurie Lietuvoje prašymus teikia klientai visi. Lietuvoje gauna latviškas. Aš teisingai supratau? Viskas parašyta latvių kalba, teisingai supratote, taip. Nes plastikinis blankas, ant kurios spausdinamos tos kortelės, yra latviškas. Latviško pavyzdžio. O jeigu latviškai žmogus nesupranta, ką tada daryti? Tai tachografė nusistato kalbą į lietuvių kalbą. Tai ten automatiškai suveikia, nuo kortelės priklauso, kokia kalba iššoka ar kaip? Taip, automatiškai gali rodyti latvių kalbą, nes ten greičiausiai standartas bus kaip lietuviška kortelė įsistato lietuviškai rodytų. Bet ten iki 5 kalbų galima išsirinkti ir nusistatyti, kaip rodytų. Taip. Tai galima lietuviškai nusistatyti ir lietuviškai tada viską rodys. Supratau. O tai kas čia atsitiko, kad nėra lietuviškai kortelių? Čia atsitiko tas, kad Suomijos gamintojas, su kuriuo mes dirbome ir gamindavo mums korteles, jisai sprendžiasi gamyboje kilusias problemas. Nutraukė visą gamybą šiuo metu nuo rugpjūčio mėnesio pradžios ir teko ieškoti kito gamintojo, teko ieškoti kitų išeičių, kaip tuos lietuviškus užsakymus daryti. Tai sutiko Latvija padėti Lietuvai. Pasirašyta buvo sutartis ir nuo 29 rugsėjo pradėjo masinę gamybą Prancūzijos gamintojas per Latvijos transporto direkciją. Tai mūsų visus Lietuvos užsakymus, taip vyksta dabar. O kada tikitės išspręsti tą problemą, kad vėl lietuviškai būtų? Tai kai Suomijos gamintojas praneš, kad jau viskas tvarkoje, jau gali gaminti, tai tada ir pradės gaminti. Tikslios datos mes nežinome. Supratau. Ir dar sakykit, o kodėl būtent buvo pasirinkti Latvijai, o ne pavyzdžiui Lenkai? Nes tarsi Lenkai mum artimesni, jau yra raidės abėcėlė yra lenkiškos, gal geriau, kad lenkiškai būtų? O čia tikrai neatsakysi tokį klausimą. Čia turbūt vadovybės reikia klausti. Supratau. Ačiū Jums labai už komentarą. Ačiū Jums už skambutį. Gražios dienos. Viso gero. Komiška situacija, turbūt nėra ko daug ir komentuoti. Reitinguose yra naujienų. Nežinau kaip pasakyti, ar naujų, senų, ar senų naujų naujienų. Žodžiu, daugelio nemėgiama, tačiau yra mylima Šimonytė. Išlieka labiausiai trokštama politikė premjero poste ir ateityje. Net 11% apklaustųjų, nežinau kur čia apklausė ir kiek iš viso ten apklausė, nori, kad Šimonytė toliau būtų premjere. Ir štai antroji vietoje yra darbo žmonių gynėja, dabar Europos parlamente, poilsiaujanti už 20 000 eurų per mėnesį, socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė. Visi laukia, kol jinai paskelbs ir apie savo dalyvavimą prezidento rinkimuose, kol kas dar moteris nepaskelbė. Ir trečias yra Veryga su 4%. Žmonės irgi pasiilgo Verygos, nes visi prisimena Verygą kaip puikų sveikatos apsaugos ministrą, kuris tikrai labai kokybiškai kovoja su koronavirusu, įveikė COVID-19. Na, aišku, čia kartu su visais, ypač su Dulkiu, jie dviese praktiškai paguldė ant menčių šitą nematomą priešą. Iki šiol tas priešas, kažkiek ir prisikėlęs, bet toks jau kontūzitas gerokai. Neaišku, ar atsigaus kada.
Taigi tokios reitingų naujienos. Šimonytė, aš manau, verta būti ne tik premjerė, bet ir prezidentė ir ne vieną kadenciją. Bet kaip bus, vėl nežino, kaip tenai bus. Ir dabar mes po tokių gražių reitingo naujienų truputėlį pasikalbėkime apie skurdą Lietuvoje. Paaiškėjo, kad skurdas Lietuvoje vis dar, šiek tiek yra didokas. Tik aš nuo savęs galiu pridėti, kad situacija yra valdoma. Visada, kaip jums tai pasako, situacija yra valdoma, situacija yra kontroliuojama, tai iš karto ir tie, kurie skurde paskendę, turėtų geriau pasijusti. Padidintos pensijos, išmokos, išaugę atlyginimai sumažino infliacijos pasekmes pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Tačiau skurdo rizikos lygis Lietuvoje lieka vienas prasčiausių ES. Žemiau skurdo ribos gyvena kas 5 lietuvis. Skurdo rizikos lygis Lietuvoje jau ne vienus metus siekia apie 20%. Toks rodiklis vienas prasčiausių ES. Tai išmokos ir pajamos tiesiog nesivijo infliacijos ir realios žmonių pajamos mažėjo. Pajamoms mažėjant, būgnai garsėja. Protestuotojai reikalauja didinti senatvės pensijas. Būtų nors maisto krepšelis koks tai, kad galėtų žmonės artėjant žiemai išsimaitinti. Skurdo mažinimo organizacijų tinklo duomenimis dėl infliacijos išaugus maisto kainoms šių metų vasarį pinigų maistui trūko 12% Lietuvos gyventojų. Šiuo metu mes socialiniai apsaugai skiriame trečdaliu mažiau negu skiria kitos ES šalis. Bet mes tų pinigų neturime. Reikalingas socialinis susitarimas ir manau, kad vis tik tai ateityje be tam tikros mokesčių korekcijos į didėjimo pusę mes neišsiversime. Mergina gražiai ten kalbėjo, skiriame trečdaliu mažiau, bet mes tų pinigų neturime. Tai kam tada skiriate? Labai juokinga. Kaip ten bebūtų, Lietuvoje visiškai neseniai lyjo milijardais, daug kartų tai rodėme. O kai lyja milijardais, tai kaip ir per lietų, visi tam pašlapė. Atsimena tą vaizdą, kai buvo kažkokia šventė ir stovėjo po skėčių gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda, o aplink jį vaikai dainelės dainavo. Valstybės vadovas buvo po skėčių, o visi buvo šlapi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Nausėda buvo sausas, o visi šlapi. Tai lygiai tas pats su milijardais. Kažkam jie atiteko, o kažkas liko sausas. Bet gražiai čia išvedžiau. Taigi, skurdas skurdu, bet nuvažiavęs į Australiją, gerovės valstybės kūrėjas Nausėda papasakoja australams, jie to nežinojo, apie tęstinę Lietuvos sėkmės istoriją po okupacijos. Čia nuotraukoje, matot, susirinko australai, pasiklausyti Nausėdos, ir jis papasakojo apie Lietuvos tęstinę istoriją. Ir labai svarbu, kad jis užsiminė apie okupaciją. Jau 33 metai praėjo, niekaip negali nekalbėti apie tą okupaciją, dar vis jaučiasi ne iki galo išsilaisvinę. Ir pasakojo, kaip mes buvom okupuoti, o kaip dabar kūrėme tęstinę sėkmės istoriją. Praradę daug dešimtmečių dėl sovietinės okupacijos, mes nedarome atokvėpio siekdami ambicingo ekonominio ir socialinio proveržio. Man įdomu, o tas gerovės valstybės kūrėjas, mūsų valstybės lyderis, greičiausiai jisai papasakojo ir apie tai, kad 20%, o galbūt ir daugiau Lietuvos žmonių yra žemiau skurdo ribos. Ar čia jau nesiskaito, ten jau bala nematė, kas žemiau, ta žemiau, svarbiausia sėkmės istorija. Kitaip tariant, pasikartosiu, labai nemalonu, kad mūsų valstybės vadovas ir toliau, apsimeta jisai ar vaidina, gal jis iš tikrųjų taip galvoja, kad būti lyderiu šalyje, tai reiškia vaidinti tiesiog apvalų kvailį. Bet taip juk nėra, juk valstybės lyderis jis neturi vaidinti kvailio, jis turi stengtis kažką daryti, kažką pasakyti, kažką matyti, įžvalgas daryti, pasikalbėti su tauta. Viso to nėra. Tai man keista, kodėl jis taip elgiasi ir kalba tuos visus niekus apie tą savo sėkmės istoriją. Sėkmės istorija bus tada, kai skurdo lygis bus nulinis, kai demografinė padėtis
priartės prie tarybinių laikų. Kai pasieksim 3,7 milijono gyventojų ir daugiau buvo šiek tiek, tada bus sėkmės istorija. Dabar yra didžiulė nesėkmės, didžiulė gėdos, didžiulė, visus to žodžius galiu sudėti, kokia yra ta istorija. Bet ne, vyriškis, jam atrodo, kad prezidento pareigos yra tiesiog juokinti žmonės. Aš manau, kad prezidento pareigos ne tam skirtos. Nori juokinti, taigi nieks nedraudžia. Ir aš čia sėdžiu, juokinu jūs, kartais pasijuokiam, kartais netaip linksma būna. Bet aš galiu savo tą leisti, aš ne valstybės vadovas, o štai valstybės vadovui tam atrodo, kad jis irgi turi lygiai taip pat elgtis. Kakadu jis ten ar kokių ten humoro laidų prisižiūrėjęs. Nereikia žiūrėti, reikia, jeigu jau apsisprendėjai būti tokių vadovų, tai ir dirbk, netaukšk niekų, kaip pasakytų Lenkai. Taigi, tęsiant pasakojimą apie valstybės sėkmės istoriją, dar į vieną sėkmės istoriją pasižiūrėkim. Yra toks mūsų jau neretai minimas GRU karininkas Lietuvoje veikiantis Vygantas Liesoraitis. Žmogus, kuris atsakingas už galybę pačių svarbiausių Lietuvoje sričių. Žmogus nematomas, nes dirba. Be to ir turi savo verslų. Laiko visiškai žmogus neturi. Aš savo pasižymėjau prieš parodydama šitą ištrauką, ką daro Liesoraitis. O jisai ir toliau daro viską, kad Lietuvos keliai būtų išgelbėti. Lietuvos keliai yra labai blogos būklės, bet jeigu nes Liesoraitis, aš jau esu minėjęs, greičiausiai iš viso Lietuva neturėtų kelių. Būtų tokie takeliai, kaip miške. Geriausiu atveju žvyrkeliai. Prienų rajono gyventojai skundžiasi duobėtais šaligatvių neturinčiais keliais, už kuriuos atsakinga automobilių kelių direkcija. Ši tikina, kad keliai remontuojami pagal sudarytas eiles ir skirtą finansavimą. Prienų rajono Šilavoto gyventoja Laura sako, jaučiasi nesaugiai, kai su vaikišku vežimėliu tenka važiuoti ne šaligatviu, o važiuojamąją kelio dalimi. Šaligatviai neremontuoti nuo paklojimo. Man įdomu, kada tas paklojimas buvo padarytas čia. Taip spėju, irgi nuo tų supūvusių tarybinių laikų, paklojo per 33 metus baigė subirėti, nors paklota galbūt dar anksčiau. Tokiais įsiklaipusiais šaligatviais nesaugu važiuoti dviratininkams, senyvo amžiaus žmonėms, pasiekti pavyzdžiui ambulatoriją taip pat nelengva. Tačiau šis kelias pagal patvirtintą sąrašą 196. 196 šitas kelias pagal patvirtintą sąrašą. Galėtų už Lietuvos kelių priežiūrą atsakingas GRU karininkas kažkur pateikti per savo atsakingus darbuotojus visą tą sąrašą. Jeigu 198 kelias atrodo taip, įdomu, kaip atrodo 154, 111, 46. Tiesiog būtų labai įdomu pamatyti tą sąrašą. Remonto gali tekti laukti ne mažiau 10 metų. Tai jeigu 198 kelias remonto gali laukti ne mažiau negu 10 metį. Čia turbūt daugiau nieko ir sakyti nereikia. Duobėtais ir netvarkomais keliais skundžiasi ir Pakonio gyventojai. Asfaltas suskilinėjęs, dviračių nepravažiuosi, gyventojai patiria nuostolių. Stakliškių seniūnė dėl duobių ir šaligatvių miestelio centre sako iš gyventojų nuolat sulaukiantis skundų. Miestelis lankomas turistų, čia vienintelis šalyje lietuviško midaus muziejus. Čia aš įsiterpsiu. Jeigu turistai lanko dėl lietuviško midaus, tą muziejų pasižiūrėti, tai tikrai keliai neturėtų rūpėti. Jie juk ne kelių važiuoja žiūrėti ir nagrinėti, o midaus muziejų pamatyti, o galbūt net ir to pačio midaus paragauti. Taip kad šitoje vietoje keliai čia yra ne prie ko. Ir duobėti šaligatviai gadina miestelio vaizdą. Prienų rajono vadovai sako vos ne kasdien gaunantys po skundą dėl netaisomų kelių. Vicemerė tikina, esą automobilių kelių direkcija neatsižvelgia į savivaldybės prašymus. Dabar remontuojamas kelias Prienai Marijampolė, kuris, pasak Prienų vicemerės, buvo geros būklės. Prevencinis vadinamas remontas, kuriuo mes atnaujinam asfalto dangos tik tai viršutinį sluoksnį, taip padarydami sąlyginai mažomis išlaidomis, užtikrinam, kad kelias toliau taip stipriai nedegraduotų. Girdėjot, kaip teigiama,
yra daug blogesnių kelių, bet kelių direkcija remontuoja būtent tą kelią, kuris yra visai neblogos būklės. Ir deda ten tik tai kažkokį tokį sluoksnelį, ne va tai, kiek tas sluoksnelis laikys, turbūt irgi mes visi žinom, bet kodėl taip darom? Aš tik tai spėju. Labai patogu įsisavinti tokiais remontėliais pinigus. Ir turbūt pinigai paimti ne už ploną sluoksnį, kaip ten kartais atsitinka, ar ne? O taip atrodo, ką tik sutvarkytas valstybinės reikšmės kelias Alytus-Punios Šilas. Kelių kilometrų kelias sulopytas atkarpomis kas 50 metrų. Vertina jau atsiradusias pažaidas, išdaužas, plyšių tinklus ir juos užtaiso tokiais vadinamais tais lopais. Pažeidas, išdaužas, sudaužas ir užtaiso GRU karininko vadovaujami visi kiti svarbus specialistai, visą tai lopais. Lopais užtaiso tos kelius ir tų lopų daugėja. GRU karininkas vadovauja kelių priežiūra, yra valdybos narys, atsakingiausias žmogus, pats geriausias. Ir keliai mūsų tokios būsenos, pasikartosiu, iš vis kelių nebūtų, jeigu ne GRU karininkas Vygantas Sliesuraitis. Lietuvoje būtų iš vis katastrofiška situacija, todėl mes turime tik padėkoti šitam žmogui ir melsti, kad jis niekada savo pareigų nepaliktų. Ir tikėtis, kad didžioji žiniasklaida, o tas pats valstybinis transliuotojas, nors kada nors paims interviu iš tokio šviesaus, kilnaus ir nesavanaudiško žmogaus, kaip GRU karininkas Vygantas Sliesuraitis. Dienos temoje galėtų pakalbinti, kaip ten su tais keliais Vygantą. Jis pasakys, darau viską, ką galiu. 24 per parą valandas ariu. O taip maždaug jis atsakytų. Taigi, aš tikiuosi Nausėda, viešėdamas Australijoje ir pasakodamas apie tęstinės Lietuvos sėkmės istorijas po okupacijos, nors trumpai užsiminė ir apie Lietuvos kelius, nes spėju, kad Australijoje tokie keliai kaip Lietuvoje, niekam ten nesisapnavo. Aš tiesiog bandau spėti. Gerai, kaip ir minėjau, dar šiek tiek apie Ukrainos kontrapuolimą. Valstybinis transliuotojas ten kažkur per vidurį, kaip trečiaeilį dalyką vakar parodė, pasižiūrėkime maždaug, ką parodė. Žodžiu, Ukrainos kontrapuolimas tęsiasi, o Rusija bando pralaužti gynybą. Kontrapuolimas vyksta, tęsiasi, bet Rusija bando pralaužti gynybą. Taip įdomiai skamba. Ukrainoje situacija sudėtinga, pripažįsta šalies sausumos pajėgų vadas. Pasak Aleksandro Sirskio, Rusija bando palaužti gynybą Kupiansko limano kryptimi. Bet Ukrainoje jau slaptai dislokuotos amerikietiškos armijos taktinės raketų sistemos. Ir jomis ukrainiečių pajėgos galbūt sudavė pirmuosius smūgius Rusijos pajėgoms. Manoma 2 rusų kariniams aerodromams Luhanske ir Berdianske. Trumpiausias kelias link taikos tiekti karinę paramą Ukrainai. Maskvai turime aiškiai pasakyti, kad mūšio lauke ji nelaimi. Tai vienintelis būdas užbaigti šį karą. Vienintelis būdas užtikrinti, kad jie suvoktų, jog privalo priimti Ukrainą kaip suverenę, nepriklausomą demokratinę Europos valstybę. Praktiškai tiek šiandien mūsų pastebėjimų. Mūsų misija yra atkreipti jūsų dėmesį, kai ką priminti. Ir svarbiausia, atkreipti dėmesį į tai, į ką kartais, dirbant įvairiausius darbus ir nėra laiko į tai atkreipti dėmesį. O mes stengiamės į tai atkreipti dėmesį, neįkyriai, bet manom, kad tai būtina žinoti apie tokius visus mūsų didvyrius kaip Sliesuraičius, GRU karininkus, kurie aukščiausias pareigas užima Lietuvoje ir žmonės kažkodėl visiškai nežinomi. Apie tuos mūsų gerovės valstybės kūrėjus, kurie važinėja po pasaulį ir pasakoja apie Lietuvos sėkmės istorijas. Lietuvos, kur gyventojų nuo 3,7 milijono sumažėjo jau greitai turbūt iki 2 milijonų. Keliai byra, skurdas, tai tokios sėkmės istorijos. Daugiau nemoralizuosiu šiandien. Dar kartą kreipiuosi jūs, kad šiek tiek mums šiuo metu reikia tam tikrų injekcijų, tai tie, kurie gali ir kurie visada
mums padėjo, tikiuosi padės ir šį kartą. O mes atsisveikinam su jumis iki rytojaus. Visiems sėkmės. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.